Sveiki, Balaramos bičiuliai. Su džiaugsmu noriu pasidalinti akimirkomis iš vasarą vykusio susitikimo su nepaprasta šeiminėlė. Man tai yra tobulas, paprasto gyvenimo ir išaukštinto mąstymo pavyzdys. Papasakokit, kaip prasidėjo jūsų tas pažintis su dvasiniais dalykais. Iš tikrųjų viskas persmelkta mistika yra. Prisimenu, eidavau į darbą, baigiau institutą, pradėjau dirbti įmonėje ir paskui pradėjau galvoti, dėl ko aš gyvenu šitam pasauly. Vaikštau į darbą, gerai, kiek aš čia vaikščiosiu, iki pensijos vaikščiosiu, kas toliau, kas po to, vardan ko, dėl ko, kas po to. Ir vis kažkaip tai galvoju, ramybės nepaliko man, dėl ko aš čia ten viską darau. Parodė man, kaip aš gyvenau praeitam gyvenime, kas aš buvau per sapnus. Ir tai tęsiasi gal, nepamenu kiek tiksliai, ar 5 dienos, kiekvieną naktį tas pats sapnas, bet su tęsiniu. Ir galų gale pasibaigė visas tas rodymas, reiškia, kai mano kūną laidoja, kaip jį užkasinėja, ir aš pamačiau, kai užkasinėja, ką jūs darot, aš gyvas. Vis tiek užkasė, žemės išlygino ir visi išėjo ir likau vienas. Jau buvau kažkam tai paruoštas, ar sunkiam gyvenimui, ar kažkam tai, ar parodyti, kodėl ne iki galo visą atsekasi, ar sunkumai kažkokie. Reiškia, priėmiau kaip likimą, reiškia, kad netuščiai kažkas tai egzistuoja. Paskui statėm lėktuvą, reiškia, savos gamybos, 4 draugai pasistatėm. Ir lėktuvas gan neblogas gavosi, toksai iš naujų medžiagų tais laikais, iš stiklo audinio pagrindą darėm, iš durų aliuminio ir stiklo audinio. Toks jau naujoviškas labai gavosi ir gan neblogas. Lengvai kildavo, labai lengvai kildavo. Ir taip gavosi, kad, reiškia, kadangi aš jau buvau daug skraidęs, reiškia, sportiniais lėktuvais, pilotažiniais, jau daug metų buvau skraidęs, tai man skraidimas nebuvo kažkokios problemos. Vakare ten kažkiek paskraidžiau su tuo lėktuvėliu, paskui ryte dar visi miegojo palapinėse, aš paėmiau, atsikėliau, užsikūriau, pakilau. Ir kažkaip tai užsižiūrėjau, ten vežimas kažkoks, žmonės važiavo su arkliu, užsižiūrėjau jį ir nepastebėjau, kai užėjo didžiulis rūkas. Didžiulis rūkas ir nebemačiau. Prietaisų nėra, kurie parodytų man orientaciją, kaip aš randuosi, kokioj padėty. Ir, reiškia, kadangi nesuvaldžiau, reiškia, greitai pamečiau, papuoliau į suktuką ir pradėjo smigtas lėktuvas. Paskui pradėjau girdėti, reiškia, kažkokie tai, nežinau, kieno ten, angelų balsai, ten dar kažkokie ten balsai pasakė man, kad tu gyvensi. Bet iš tikro, kaip gavosi, kai nukritau, pakibau ore, gan aukštai buvau. Mačiau apačioje lėktuvas suknežusi kūną ir aš aukštai kabu. Tai viską matau, suprantu, kad viskas. Baigėsi mano gyvenimas. Prisiminiau draugus, artimus, tėvus, prisiminiau viską. Pagalvojau, kad jau viskas baigėsi mano gyvenimas. Bet, reiškia, reiškia, tas viskas labai anksti ryte įvyko, o aš vakare jau atsigavau, žiūrėjau aplinkui gydytojai stovi, reiškia, tenai, reiškia, reanimuotas. Tai reiškia, buvo tiesiog kraujas įsiliejęs į smegenis, ranka sulaužyta keliose vietose, perlūžus pilnai, reiškia, viskas. Bet ir šalia, kadangi buvo reanimacijų, ten mačiau, kai žmonės tenai dar guli, reiškia, ten su pakeltom, reiškia, rankom, kojom, ten parištom ant girnų ir kaip ir dejuoja ten aplinkui. Bet man taip gera buvo, man dar niekad nebuvo taip gera šitam pasaulyje, kol aš gyvenu. Niekada nebuvo man taip gera, kad aš supratau, kad aš esu amžinas. Man joks mokslininkas neįrodys, kad tu dabar numirsi, reiškia, ir baigsis tavo egzistavimas. Joks mokslininkas neįrodys, viskas, 100%. Nes buvau išėjęs iš kūno, ilgai mąsčiau, kas aš toks, kur aš esu. Jau buvau biškį filosofijos buvau skaitęs, jau turėjau kažkokių minčių, jau galėjau kažkokias išvadas daryti. Ir paskui užtemo ir paskui atsigavau. Ligoninėje pragulėjau apie mėnesį laiko ir visą laiką buvau pakilioj nuotaikoj. Paleido iš ligoninės, neleido eiti į darbą, man dar ilgai neleido eiti į darbą. Einu pro universalinę parduotuvę, tai senai buvo, plaukit, 85 metais tas buvo.
Žiūriu, žmonės ten veržėsi į universalinę parduotuvę, ten grumstis tokios, kažką tai išmetė naujo, dar prie tarybų valdžios tas viskas buvo, kažką davė, ten didžiulės eilės spūstis. Aš taip einu ir taip, tokia palaimė, sakau, žmonės, ko jūs taip veržėtės, ką jūs ten gausit, ar ten gausit kažką tai vertingo. Kažkoks toks, toks stovis buvo palaimingas, toks ir vaikščiau. Ir ant rankos dar mačiau, mano, reiškia, gyvenimo linija nutrūkus ir šalia per atstumą vėl sekanti prasidėjo, reiškia. Ir dabar, kai aš žinau Chiromantiją, paskaičiau, kad būtent tais metais ir buvo tas viskas. Matyta, tas viskas buvo, tas viskas, kad taip turi įvykti, ta trauma. Tik jeigu žmogus padaro teisingas išvadas, tai jam bet kokie sunkumai, ką jis bepraeitų, didžiausias traumas, baisumas, jis padaro teisingas išvadas ir tampa išmintingesnis, toks supratingesnis. Ir man kaip didžiausias turtas, va tas įvykis, kai aš ten sulaužiau tą lėktuvą iš Šiaulių, kaip sakyti, nieko iš jo neliko tenai, pats buvau sulaužytas, o dabar ranka dar kreiva. Net nepastebėjau gydytojo, kad ranka sulaužyta, nes visą dėmesį kreipė į galvą, kad čia kraujas išsilėjęs, ten visokias funkcijas darė, o dabar ranka mano eina taip, taip ir va taip. Buvo perlūžusios ir nepastebėjo. Man skaudėjo, bet kažkaip tai tokio palaimų buvo, vienodai rodo, nu ką skauda, jis susimušiau, galvoju, kaip sakytų, galvoju tokia malonė, jinai malonė. Ir dabar jinai mane palaiko dar. Aš dabar tvirtas, kaip sakyt, mirties baimės kažkokios ten dar kažkokios neegzistuoja, nėra jos. Nu ir tada su žmona išvažiavome čia į kaimą, tai dabar 16 metų gyvenam kaime. Kai mes atvažiavome į tą namą, norėjom sodybą pirkti ten biškį šalia, toliau. Bet mums kažko tai ten nesisekė nupirkti. Ir paskui ten pasižiūrėjom, kad čia yra sodyba, tokia čia paaugusi, krūmokšnis, tokia buvo apleista, ir gyveno seniau tokios senutės, bet dvasiškos senutės, bet labai paprastai gyveno. Ir jos pasimirė, ir tas namas stovėjo tuščias. Atėjom čionai, reiškia, nu ką, pasižiūrėjom, kas čia yra viduj, iš to namuko naudos ten nieko nėra, bet stovėjo, reiškia, knygų tokia lentyna, ir toje knygų lentynoje ten buvo žurnalų pridėta. Ir kas įdomiausia, žurnalas ten buvo Jaunimo gretos ar Švyturys, aš dar ir turiu dabar jį čionai. Ir jis buvo atverstas, ir ten buvo mano nuotrauka, tame žurnale, mano nuotrauka. Ir mes tada supratom, kad reiškia, neatsitiktinai mes papuolėme ten, kur mes turim būti. Lygiai taip pat, kaip mums nulemtas vyras, sutuoktinis ar dar kažkas tai, reiškia, kad mes įsimylim į jį. O jis iš tikrųjų galbūt mums skirtas tam, kad mums atiduot visas mūsų nuodėmes, kad jis mums tiek kraujo nuleis, kad ojojoj, bet reiškia jis mums skirtas, bet mums duoda galimybę įsimylėti tą jausmą tokį pakelia ir mes įsimylim. Mes galvojam, kad reiškia, aš veikiantysis, aš darau, ką noriu, bet iš tikrųjų mums viskas nusakyta. Sėkmė, nesėkmė, gyvenimo, vedybos, vaikų skaičius, viskas yra numatyta. Ir mes turim suprasti, kad reiškia, mes esam Dievo valdžioje. Jeigu mes kreipiamės į Dievą, į dievišką energiją, o mes esam kas? Mes esam Dievo dalelytė, mažytė Dievo dalelytė, kibirkštėlė. Reiškia, mes radame savo vietoj. Tada Viešpats pasirūpina materialia mūsų energija, mūsų kūnu, mūsų sveikata, mūsų sėkmė ir taip toliau. Bet jeigu mes nesikreipiam į Viešpatį, mes galvojam, mes patys susitvarkysim. Bet Viešpats tvarko. Ir Viešpats tada žiūri ir juokiasi, galvoja, nu kaip tu tvarkysi tos dalykus, kai viskas nuo manęs priklauso. Ašgi viską tą reguliuoju. Sėkmę, nesėkmę, lietų, sausrą. Aš reguliuoju. O kaip tu dabar nori reguliuoti? Pats nori reguliuoti. Nu bandyk, bet tau nieko nesigaus. Dėl to, kai mes pradedam lysti tą materiją, mes pradedam tvarkytis ir mes vis pridirbam kažkokiu tai tokiu dalyku, kurie mums paskui atneša, problemas atneša. Tai mes, reiškia, tampam kažkokie stiprus, tampam sportininkai, pirmą vietą užimam, aukso medalį gaunam. Ir mes nedėkojam Viešpačiu. Aš stiprus, pradedam juoktis iš to, kuris užėmė sidabro medalį. Jis silpnas, jis toks. Ir mes daug prarandam. Ką mes prarandam? Pirmiausia, mūsų nosytė užsiriečia, kadangi mes nedėkojam Viešpačiu, kad Viešpatie, tu man davai jėgą, tu man davai stiprybę, sėkmę, kad tuo metu aš galėčiau laimėti ir taip toliau. O mes sakom, aš stiprus. Kai mums nepriklauso, nei kūnas, nei jėga nepriklauso. Ir reikia tada mūsų išdidumas auga ir mes prarandam. Reiškia, mes prarandam garbę, mes prarandam charakterio savybės, likimas mūsų sugriūna. Jeigu mes juokiamės iš kažko, iš mūsų juoksis, nu žodžiu, viskas griūna. Viskas griūna. Tai jeigu jūs sakot, kad viskas priklauso ne nuo mūsų, nulemta viskas, tai nieko nereikia daryti tada? Ne, reikalas tame, kad norai išeina iš sielos. Norai. Noriu, nenoriu, patinka, myliu, nemyliu, išeina iš mūsų.
išeina iš mūsų. Tik tai dar praeina per mūsų egoizmą, per protą. Jeigu mes į protą prikrovėm visokių programų, ten failų, nuostatų, įsitikinimų, prakeikimų, meilių, nepykantų, aš myliu baltas moteris, aš myliu juodas moteris, ir per tą, ir mes jau žiūrim tada tom akim ir žiūrim, reiškia. Bet iš esmės norai išeina iš sielos, tik praeina per vatavą, tai reiškia tos negatyvus. Tai reiškia reikalas tame, kad viešpats mus nori išmokinti teisingai mąstyti. Ir priklausomai nuo to, koks yra mūsų mąstymas, viešpats materialiam pasaulyje įjungia mus į tą spektaklį. Jis tiesiog materializuoja mūsų mąstymą, mūsų norus, mūsų svajonės, mūsų troškimus. Ir kol mes turėsim svajonės troškimus, tol mes turėsim gimti, mirti, ir bus galimybės vykdyti savo norus. Bet ar jie bus sėkmingi ar nesėkmingi, priklauso nuo to, ant kiek mes esam gerų ir blogų darbų esam padarę. Čia irgi bus sėkmė. Nu ir žodžiu, tai mes ir velkamės per tą materialų pasaulį. Tai ką, reikia visai jokių norų neturėtų? Ne, norų neįmanoma išvengti. Tik tai norus, turint žinojimą, turint išauginus išmintį, mes suprantam, kad tie norai materijoje, jie yra iliuziniai, jie tikrai yra. Tai yra falšas, kadangi materija valdo iliuzinę energiją. Nu, krikščionis sako, šėtonas valdo. Vedose sakoma, kad tai yra iliuzinė energija valdo. O jeigu mes troškimus nukreipiame į viešpatį, surišam su viešpačiu, koks viešpats yra gražus, jis yra absoliučiai gražus. Viešpats absoliučiai išmintingas, absoliučiai tobulas, absoliučiai geriausias draugas, gerą linkintis, jis visų galių šeimininkas ir taip toliau. Tokia esybė, kaip galime netarnauti. Galų gale mes esam Dievo dalelytė. Panašiai kaip aš turiu sielytę ir turiu tą kūną. Ir tam kūnui priklauso daug sielyčių. Ir kiekviena sielytė irgi yra asmenybė. Ir jos turi savo troškimus. Ir jeigu aš nustoju tarnauti Dievui, tai aš kaip ta ląstelė, kuri nenori tarnauti mano kūnui. Ir jinai tampa vėžinė ląstelė. Jeigu mes valgom kažkokį nuodėmingą maistą, ten daleiskim mėsą, žuvis, ten dar kažkas, kurie, reiškia, nenormaliai yra žmogui valgyti. Ir tada ląstelės irgi gauna tą pačią energiją, tą pačią sąmonę ir jos tampa irgi nesąmoningos. Dėl to organizme prasideda visokios lygos, uždegimai, nešvara, kova tarp ląstelių, ten karai, uždegimai, ten visa. Mes esame visata. O sielytė, galima pasakyti, Dievas yra. Bet mes turim Dievą, kuris apima visus kūnus, visas visatas, kiek jų yra, visas planetas. Va čia yra tikras šeimininkas yra. O mes esam to šeimininko dalelytės. Tik dabar gavom tokį kūną, kuris yra didelis, didžiulis. Tai yra galimybė sąmoningėti. Bet jeigu mes nesąmoningėjam, nu ką, koks bus sekantis kūnas? To, ko mes norim. Visockis gerai dainavo. Если жил ты как свинья, и будешь ты свиньёю. Reiškia, jeigu gyvenai kaip kiaulė ir būsi kiaulė, reiškia, nu, ir gausim tokį kūną, kaip sakyt. Visi troškimai bus mūsų išpildyti. Žmogaus gyvenimas skirtas tik tai tam, kad mes sąmoningėtumėm, blaivėtumėm, skaidėtumėm. Nori, mes turim praeiti savo pamokas, kokias mes darėm nuodėmes praeity. Praeity, daleiskim, aš kažką tai negerbiau, kažką užgailiojau, daleiskim, pagal savo veiklą. Aš turiu dabar įgauti tokią būseną, kad tas, kas ateina man atgal, kaip mano veiksmų rezultatas, kad aš sugebėti tą priimti, atleisti, pakęsti. Dėl to net krikščioniškos maldos sako, atleisk pats ir nebūsi teisiamas. Tas, kas atleidžia, jis nebus teisiamas. Dėl to aš turiu gauti dvasinį žinojimą, materialų žinojimas čia nepadės. Turiu gauti tokį žinojimą, kur gaudamas skausmą aš atleidžiu. Vaizduojat? Materialų žinojimo tokio nėra. Yra etika, galiu neparodyti, kad aš užsigavau. Bet tai nesprendimas. Papasakokit, kaip tada išmokti to atleidimo, gal kažkas kažką padaro, neteisingai padaro, o tu vis vieną atleidai ir ne tik, kad pasakai, kad atleidai, bet ir nejauti nuoskaudų. Matot, reikalas tame, kad reiškia, kiek mes esam padarę nuodėmių, ne tik šiame gyvenime. Tai va, tai reiškia, mes turim pirmiausia suprasti, kad mes esam amžini, kad mes į tą pasaulį atėjom, pirmiausia, jeigu mes gimėm tam pasaulį, jau turim biškį, kaip sakyt, prisidirbę esam iš praeities. Va, bet viešpats nėra toks, kuris mus nori kankinti, patalpinti kančią į sunkumus.
Jis yra mūsų mokytojas. Jisai nori mums gero. Jisai mokytojas yra. O šis gyvenimas yra paprasčiausiai mokykla. Jeigu mes ir žūstam, tai žūstam ne mes, o žūsta kūnas. Mes nežūstam. Kaip aš aiškinu, kad, reiškia, nukritau su lėktuvu, reiškia, ten išėjau iš kūno, matau, tas kūnas negyvas. Aš gyvas. Bet kūnas negyvas. Aš mąstau, aš viską prisimenu, telefono numerį prisimenu, viską prisimenu. O kūnas guli negyvas, jis kaip buvo negyvas, taip negyvas. Tik tai, kai aš įeinu ten, tada kūnas atrodo, kad gyvas. Iliuzija tokia. Kai mus kažkada tampė pasaugumus, kai aš dirbau kartu su Šantu Maharadžiu, pirmą jį išvarė iš darbo, paskui mane varė iš darbo. Aiškiai, lygiai taip pat, kadangi buvo tas tvirtumas, reiškia, mus gazdino taip, kad, reiškia, tavęs net, reiškia, į kolūkį nepriims. Ne tik, kad į darbą kažkokį miestę, o žmoną ten viską reikia išlaikyti ir taip toliau. Ir taip pasako, tavęs net į kolūkį nepriims. Taip ir pasakė, tavęs net į kolūkį nepriims. Tai širdelė nori, nenori sudreba. Bet jeigu žinai reinkarnacijos dėsnį, gali išlikti teisingu. Tik tokiu atveju. O jeigu žinai, kad vieną kartą gyveni, nori, pradėsi gudrauti. Dėl savęs, kad tu nenukentėtum. O jeigu žinai, kad, reiškia, net jeigu tave nepriims į kolūkį, teisingai, žmona kažkiek gali nukentėti, bet jinai stovės irgi Dievo pozicijoje, jinai irgi nukentėjo per vyrą dėl Dievo atstovėjimo, dėl tiesos nukentėjo ir jinai gaus gėrį. Jeigu tos dėsnius supranti, nėra baimės, viskas, eini būni teisingas, eini kiaurai. Jeigu aš kažką tai įžeidžiau, kažkada tai, būtinai aš turėsiu gauti atoveiksmį. Būtinai turėsiu gauti. Nedaryk kitam to, ko nenori savo. Jeigu padaryk kitam tą, ko nenori savo, tu ir gausi tai, gausi. Ir kažkada ateis eilė, ar šį gyvenimą, ar sekantį gyvenimą, būtinai ateis, paprastai sekantį gyvenimą. Ir dabar klausimas kyla, ką už tą skausmą apkaltinti? Ar save, ar kitą? Jeigu esi materialistas ir skaitai, kad gimėjai pirmą kartą šitą pasaulį, iš tėvelio ir mamytės, pirmą kartą gimėjai tą pasaulį, be abejo, kad tu savęs nekaltinsi. Aš niekam skausmo dar nesu padaręs, tokio, kokį man padarė. Tu kaltinsi būtinai kitą. O kaltindamas kitą, nepriėmęs savo nuodėmės, tu padarai sekančią nuodėmę. Ir kadangi apkaltinai neteisingai kitą, tu vėl kentėsi. Tas, kuris padarė nuodėmę, jis gaus savaime nuodėmę. Bausmę, savaime gaus. Bet tu neišpirkai savo nuodėmės, neatleidai. Dėl to ir yra malda. Atleisk, tas, kas atleidžia, ir tam bus atleista. O tai yra nuodėmė. Dėsnis pasakytas, turim laikytis. Gerai, jeigu tu žinai kodėl, tai yra sąmoningas laikymasis. Sąmoningas, tai yra labai gerai. Bet jeigu nežinai, tai bent jau tada įsikalk tą dėsnį, atleisk ir būsi atleidžiamas. Tai yra labai gerai. Mes neturim taip, kad pabuvojo bažnyčiai, reiškia, ir pasakė maldą, atleisk man viešpatį, kaip aš atleidžiu savo kaltininkui, ateinam namo ir taršom girtą vyrą su petelne. Neturi taip būti.